Ar kada nors norėjote sužinoti, kaip mes gavome šitą nuo šito? Taip, tai kompiuteris. Atrastas 20 000 metų prieš Kristą, jis buvo naudotas suskaičiuoti gyvulius ir grūdus. Na, bet pirmas tikras kompiuteris skaičiuotuvas buvo skaitliukai. Naudojant šį prietaisą buvo galima greitai atlikti paprastas matematikos užduotis bei suskaičiuoti daiktus. Bet čia vėl nėra tikras kompiuteris. Kur elektra? Na, mums reikia persikelti į Colossus kompiuteris, panaudotas Britanijos dešifruotojų, skaitant vokiečių užkoduotus pranešimus. Colossus Mark I sudarė 1500 elektroninių lempų ir užėmė visą kambarį. Reikėjo visos kompiuterių specialistų komandos, kad kompiuteris galėtų perskaityti vieną laišką. Ir kompiuteris negalėjo laikyti informacijos, tik ją rodyti. Na, biški per didelis. Tai kodėl kompiuteriai taip sumažėjo? Galime padėkoti tranzistoriui. Šis mažylis pakeitė kompiuterio architektūrą visiems. Nebereikėjo lempučių ar didelių elektrinių laidų, nes tranzistorius galėjo padidinti ir sumažinti elektros srovę. Viskas galėjo sumažėti. Na, o gal apie kažką su grafika? Tūkstantis 1973 metais buvo išleistas Alto. Pagaliau kažkas panašaus į ką mes manome apie kompiuterius. Galėjai pagaliau naudoti pelytę bei naršyti failus. Ir net turėjo 2,5 megabaito atminties. Na, bet pirmas nešiojamas buvo Osborne 1. Galėjai naršyti tekstinius failus. Bet kur? 1 valandai. Taip, baterija galėjo išlikti tik 1 valandą. Bet įsivaizduok, kaip visi pavydės tau ir tavo 11 kg mašinai. Tačiau šie kompiuteriai neturėjo galimybę žaidimam ar video žiūrėjimui. Jie tik galėjo skaityti tekstą ir jį įrašyti. Kompiuteriai iki 90-ųjų metų taip pat buvo brangus ir nenaudingi paprastiems žmonėms. Tik apie 2000 metų jie jau pradėjo būti visur. Internetas pavertė kompiuterius iš specialiųjų įrankių į paprasto žmogaus draugą. Mes galime surasti viską su internetu, todėl buvo atrasti pirmieji išmanieji telefonai, leidžiantis net tavo močiutei surasti mėgstamiausią kotletų receptą internete. Na ir su dabartinė dirbtinio intelekto revoliucija, gal ir tavo telefonas taps kalbantis, galvojantis draugas.